Ką pirmiausiai pagalvojai, kai tau pasiūlė išbandyti botoksą? Tai pirmiausiai turbūt išsigandau to sustingusio veido efekto, nes man labai svarbu mimikos. Bet pakalbėjus plačiau apie šią procedūrą, supratau, kad galima išlaikyti ir mimikas, ir minimaliai kažkur palietus pataisyti raukšles. Tai visiškai pasitikiu procesu, laukiu 2 savaičių ir matysiu jau galutinį rezultatą. Ar anksčiau esi dariusi kokių nors odos ar grožio procedūrų? Taip, esu dariusi biorevitalizaciją veidui, karts nuo karto kartodavau ir dėl to norėjau ir šį kartą padrėkinti visą veido odą. Kaip paprastai prižiūri savo odą kasdieną? Labai svarbu prausiklis, tai kad oda būtų švari, pirmiausias dalykas. Tada serumas, kremas, drėkinu odą. Ar galėtum apibūdinti, kokio rezultato labiausiai tikiesi? Tai, ko aš norėjau atėjus į šią kliniką, tai suteikti savo veidui skaistumo, lengvumo, spindesio, drėgmės. Tai tikiuosi atrodyti sveika oda ir tokia pati spindinti. Kaip jautėsi prieš procedūrą, labiau jaudulys ar smalsumas? Ir jaudulys, ir smalsumas, nes galvojau, kad tai buvo jaudulys dėl to, ar specialistė supras mano poreikį turėti tiesesnę kaktą, bet to pačiu mimikas išlaikyti. Ir šiaip tai labai gerai nusiteikusi, nes pasitikiu šią kliniką, pasitikiu specialistę, tai tiesiog buvau labai laiminga, kad šiandien tai įvyks.